Sveiki visi, mano vardas Žilvinas Butkevičius, džiaugiuosi, kad įsijungėte šitą video ir šiam video atskleisiu jums paslaptį idėją, kaip pagerinti savo gyvenimą per metus 100%, tam skiriant tik 15 minučių kasdien. Tikriausiai dauguma iš jūsų norėtų, kad jūsų gyvenimas taptų gražesnis, su daugiau laimės, meilės, pozityvesnis ir visa kita. Ir tiksliai tikriausiai nežinot, ką reikia padaryti, arba jeigu tiksliai žinot, tai gan didelius dalykus reikia nuveikti, kad tas gyvenimas pagerėtų. Tiesiog, jeigu, paimkim, kad čia yra pradžia metų, čia 2013 metų pabaiga, taip? Čia jau 2014 metai, čia 2013 metų pradžia, kas yra kaip ir dabar. Ir norim čia būti 100% geresni. Šiandien, imkim, kad mes esam, lyginant su to, nulis, startinė situacija. Dabar ką reikia padaryti? Jeigu paimsim, kad ir sakysim, kad rytoj nori būti 100% geresnis, tai prašai dvigubai. Tai yra tikrai gan sunkus dalykas padaryti. Bet užtenka tik tais mažo įsikišimo kasdien, tai yra užtenka 0,3% per dieną padaryti kažką geriau, tam, kad po metų, nes mes turim 365 dienas metuose, jūs būtumėt 100% geresnis. Nes 0,3 padavinus 365 gaunasi apytiksliai 100% geresnis. Ir šitą idėją aš jau mačiau gan senai, kad galima po labai nedaug keisti savo gyvenimą kasdien ir jis gerės, kol galų gale metų gale mes turėsim 100%. Bet man nebuvo gal aišku, ką reikia daryti tojo kasdien, kad tas gyvenimas pagerėtų. Ir tai į galvą atėjo, ne per seniausiai, kad aš netgi darau vieną darbą, kurį rekomenduoju jums daryti. Tai yra kiekvieną rytą 15 minučių skirti savo. 15 minučių skirkit geros knygos skaitimui. Ir tai bus tas jūsų 0,3%. Nes tai, ką perskaityti knygoje, galbūt ne kasdieną gyvensit po kažkokią tai idėją, bet galbūt pasimsit vieną pozityvią mintį, vieną gerą idėją, kurią pritaikysit savo kasdieniam darbe. Taip pat ir gyvenime. Noriu jums rekomenduoti vieną knygą, tiem, kas dirbat su tinkline rinkodara, kas planuoja, galbūt dirbs su ją, tiem, kas dirbat su Capital, puikiai knyga yra Geriausias pasaulio tinkrodarininkas. Tai yra pozityvi knyga, Maksimas, mūsų pardavimo vadovas, ją vardina kaip knyga sielai. Ne knyga technikos, ne dar kažkas, bet knyga sielai. Labai rekomenduoju ją paskaityti jums. Nuorodą, kur ją rasit po šio video. Ir šiandien klausimas yra jums, kokias knygas jūs rekomenduojat skaityti savo pažįstamą, kokias knygas galite jūs parekomenduoti šito tinklaraščio žiūrovams. Tai komentuokit, laukiu jūsų rekomendacijų gerom, pozityviom knygom, kurios galėtų būti mūsų 0,3% gerumo kasdien. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.